Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Labas rytas, autopiloto žiūrovai. Šiandien naudotų automobilių rubrikoje papasakosiu apie štai šią antrosios kartos Audi Q5. Kodėl būtent apie šį modelį? Todėl, kad jis debiutavo 2016-aisiais, o 2024 metų pabaigoje buvo pristatyta naujausia trečios kartos Q5. Todėl nuo to momento į antros kartos modelį žiūrime tik kaip į naudotą automobilį. Per visą laiką, kai buvo gaminamas antros kartos Audi Q5 modelis, jis buvo atnaujintas vieną kartą, 2020-aisiais. Tais pačiais metais pristatyta ir išraiškingesnė Coupé siluetą siūlanti Sportback versija. Audi į tokias Q5 montavo daug skirtingų variklių. Pirmosius du gamybos metus buvo siūlomi 2 litrų dyzeliniai su 150, 163 arba 190 arklio galių, tokio paties darbinio tūrio benzininis variklis su 250 ir 3 litris dyzelis su beveik 290 arklio galių. Po to variklių gama buvo kiek atnaujinta. Nebeliko 150 arklio galių dyzelinės versijos, o 3 litrų dyzelinių variklių gama papildyta 230 ir 245 arklio galių pajėgumo versijomis. Taip pat pasiūlytos ir 2 iš tinklo įkraunamos hibridinės pavaros su 300 arba beveik 370 arklio galių. Po atnaujinimo 2020-aisiais visi varikliai buvo papildyti mild hybrid sistemomis ir atsirado 2 naujos tiek 2 litrų dyzelinio, tiek tokio paties litražo benzininio variklio versijos su tokiu pačiu 204 arklio galių pajėgumu. Įdomu tai, kad tiksliausios antros kartos Q5 versijos nebuvo siūloma su quattro visų varančiųjų ratų pavara, taip pat visus variklius buvo galima derinti su automatinėmis pavarų dėžėmis. Bandoma Q5 turi 2 litrį dyzelį su 190 arklio galių, kurie į visus 4 ratus perduodami per 7 pavarų 2 sankabos automatinę greičių dėžę. Racionalus ir optimalus derinys, jai pakanka vidutiniškų dinaminių savybių. Važiuoti išnaudojant kiekvieną arklio galių ir niutonmetrą šią Audi nenori, ypač tam priešinasi greičių dėžė, kuri pavarą stengiasi perjungti kaip galima anksčiau. Nelabai padeda ir sport režimas, nes ir jis nusiteikęs neleisti variklio sūkiams pakilti aukštai. Važiuoklė veikia taip, kaip ir galima tikėtis iš tokios klasės premium modelio. Viskas orientuota į didesnį komforto lygį, todėl keliauti toliau už miesto ar didmiesčio gatvėmis patogu. Galbūt iš Audi norėtųsi daugiau įsitraukimo ir azartiškesnio charakterio, tačiau ieškantiems daugiau patogumo bei ramiai, bet užtikrintai važiuojančio vidutinio dydžio crossoverio, čia gali atrasti tai, ko ir ieško. Vienas iš dalykų, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį apžiūrint tokį naudotą antrosios kartos Audi Q5, yra tai, kaip veikia galiniai automobilio žibintai. Štai, pavyzdžiui, dabar bagažinė yra uždaryta ir šviečia pagrindiniai žibintai taip, kaip ir turėtų būti. Jeigu šviečia apatiniai žibintai, vadinasi, automobilis turi problemų, nes šie apatiniai turi įsijungti tada, kai bagažinė yra atidaryta. Tuo metu apie tai, į ką dar atkreipti dėmesį apžiūrint tokį automobilį, papasakos ekspertas Artūras Dambrauskas. Pirmas dalykas, būtinai darykite bandomąjį važiavimą su tuo automobiliu, nes važiavimo metu reikėtų nustatyti ir pasižiūrėti, kaip veikia pavarų dėžė. Pavarų dėžė gali turėti boksavimo momentą išvažiuojant iš vietos, gali smogiuoti persijungiant pavaras, tai būkite atsargus. Jeigu jau išsirinkote tokį automobilį ir planuojate jį pirkti, tai reikėtų žiūrėti, kad jo rida būtų iki 200 000 km ridos, o jeigu jau apsisprendėte pirkti ir didesnę ridą, tai būtinai rekomenduoju automobilį patikrinti servise. Kodėl pasirinkus modelį su didesnė rida būtinai reikia nuvykti į servisą? Tam, kad būtų patikrintas pagrindinių variklio komponentų veikimas – degalų purkštukai, turbina, EGR ir vožtuvas. Kadangi gamintojas numato didelį intervalą tarp tepalų keitimo, kurio vairuotojai laikosi, ilgainiui dėl variklyje susidarančių nešvarumų pradeda gesti būtent šie komponentai. Ką gero ir galbūt ne visai gero, tokie antrosios kartos Audi Q5 siūlo savo viduje. Pradėsiu nuo interjero medžiagų kokybės ir į ką atkreipti dėmesį, jeigu apžiūrėsite tokį automobilį. Tai interjero medžiagos nepasakyčiau, kad visiškai atitinka premium lygį. Tikrai galima rasti kietesnio, ne itin malonaus liesti plastiko, kuris be to važiuojant ir per labai didelius kelio nelygumus traška, braška ir skleidžia tam tikrus nemalonius garsus. Jeigu apžiūrinėsite tokią Audi Q5, atkreipkite dėmesį į tam tikras interjero detalės. Šiuo atveju turime metalo apdailą, kuri turi keletą nelabai ryškių, bet akivaizdžiai pastebimų randelių. Tai nebūtinai reiškia kažką blogo, tiesiog tai parodo, kad
tokios detalės yra ganėtinai jautrios prisilietimui su kažkuo kietesniu, pavyzdžiui, raktu ar žiedu. Apžiūrėkite vairą, kaip atrodo jo būklė. Šiuo atveju mes turime automobilį, kuris yra įveikęs truputį daugiau negu 150 000 kilometrų. Tai matosi, bet labai akivaizdžiai neįsiduoda. Štai čia turime truputėlį nusitrynusią odą. Ji praradusi savo spalvą, bet nėra kažkaip labai stipriai nutrinta. Jeigu tokia Audi Q5 yra įveikusi daugiau negu 250 000 kilometrų, tai galite pastebėti netgi truputėlį prairusias siūlės ir dar labiau nutrinta odinė vairo dalį. Nors nėra senas modelis, bet viduje antros kartos Q5 neatrodo itin moderniai. Pačiame centrinės konsolės viduryje sumontuotas nedidelis ekranas, kuris labai patogioje pozicijoje, tačiau nėra jautrus lietimui. Jis valdomas sukamų valdikliu šalia pavarų svirties ir aplink jį esančiais mygtukais. Įpratus naudotis patogu. Taip pat rinkdamiesi šį crossoverį įvertinkite sėdynės. Pavyzdžiui, pasirinkus Q5 su S-Line paketu gausite ganėtinai standžias, neblogą šoninį prilaikymą turinčias sėdynės, bet jos nebus itin komfortiškos. Jei norite patogumo, ieškokite odinių. Paprastos medžiaginės, na jos tiesiog paprastos. Jeigu jums labai patiko ši Audi Q5, apie kurią šiandien papasakojau ir norėtumėte ją apžiūrėti, o galbūt ir įsigyti, tai ją rasite polizinginiai.lt atstovybėje Vilniuje. Trumpai priminsiu, kad šis automobilis pagamintas 2018 metais, turi 2 litrų dizelinį variklį, kuris varo visus 4 ratus. Jo rida yra truputėlį daugiau negu 150 000 km, o kaina šio Audi Q5 yra 25 950 eurų. O jeigu jums patinka antrosios kartos Audi Q5 kaip modelis, bet pavyzdžiui ši, kurią bandau šiandien, netitinka kažkokių jūsų lūkesčių, tai galite kreiptis į polizinginį LT specialistus, kurie suras automobilį pagal visus jūsų norus. Antro Audi Q5 karta galbūt ne visais atvejais išpildo premium lygio modeliams keliamą lūkestį, tiek interjero medžiagų, tiek ir dizaino atžvilgių. Tačiau tai solidžiai važiuojantis, patogus ir pakankamai praktiškas crossoveris, o dėl didelio tokių modelių pasirinkimo antrinėje rinkoje, bei dėl to, kad Audi siūlė plačias komplektavimo galimybes, galite atrasti tokį pasirinkimą, kuris išpildys daugelį jūsų poreikių.